čia operacinė. Sveiki, malonu. Šiaip tai visai be bairio, kaip aš jums atrodau. Kažkada prieš daug metų šita uniforma mano buvo, dar tais laikais buvo šiek tiek kitokia, bet buvo labai miela. Ir šiaip tai aš esu pabaigusi medicinos mokyklą ir manęs laukia operacinė. Ką mes veiksim? Vyrai, einam. Sveiki. Chirurgė, malonu Jūs matyti. Malonu. Rūta. Andrius. Aš asistuosiu Jums šiandien. Gerai. Esu gera padėjėja. Jūs pasitikit manim, ne? Pasitikiu. Žiūrėkit, gerbėmieji, aš kaip ir žadėjau, jums lankausi didžiausioje plastinės chirurgijos klinikoje Baltijos šalyse Nord Clinic ir šiandien kalbinu plastikos chirurgą Andrių Pajedą, bet užduosiu šiandien tokius ir nepatogius klausimus, kokius jūs pačios šiaip tai gal ir nedrįstumėte užduoti, gal ir neturite kam jų užduoti, o šiaip tai visosgi konsultacijos tai kainuoja nemažai, ar ne? Tai šiandien nemokamai tiesiai šviesiai apie mitus ir šiaip tai žinau, kad aš esu paruošusi tokį kontrolinį klausimą ir man be galo įdomu išgirsti, kokius kontrolinius klausimus chirurgas patartų užduoti pacientei arba pacientui, kai jis peržengia chirurgo kabinetą. Bet jūs šiandien kalbėsite tiesiai šviesiai be visų tų tokių reklaminių dalykų. Aš visą laiką kalbu tiesiai šviesiai, be jokių reklaminių dalykų ir kartais ant manęs marketingo skyrius labai pyksta. Todėl, kad iš tikrųjų aš esu apklausiu savo auditoriją, savo žmonės, kurie seka ir aš surinkusi visus klausimus. Ir jie kai kurie yra tokie provokuojantis, bet iš tikrųjų tai pradėkim nuo vieno pagrindinių, kuris man šiaip tai be galo patiko. Žiūrėkit, kiek renkantis plastinę operacija veikia savivertės klausimas. Paprasta situacija, kodėl moteris, pavyzdžiui, po skyrybų, jos dažna, nereta, traukia pas plastikos chirurgą ir sako, Dieve, darykim kažką, aš noriu pasikeisti, aš noriu, kad čia man viskas grįžtų atgal taip, kaip jaunystėje. Gerai, tai pradėkime nuo to pavyzdžio. Taip, moteris po skyrybų. Tai yra didelis stresas, kur moteris patiria ir jinai galvoja, ką čia nais daryti. Tai iš tikrųjų pradėti nuo chirurgijos būtų labai blogai. Tai pradėkime nuo to, kad kūną reikia savo mylėti. Tai meilė prasideda gerų miegų, kažkokiu tai sportu, kažkokia tai mityba gera. Taip? Tai kai pradėsim mylėti savo kūną ir pradėsim jį kažkaip tai žiūrėti, kas su juo vyksta, kažkuriam tai greičiausiai, kad laiptelyje bus ir plastikos chirurgas su savo operacija. Jūs vis dėlto po tokios, kaip sakoma, dramatiškos patirties, sunkios patirties, kad ir kas tai būtų, ar skyrybos, ar ten galbūt kažkieno mirtis, galbūt apskritai kažkokios tai santuokos iširimas, jūs siūlytumėte iš pat pradžių atvesti, ne? Neskubėti, pamastyti, ką aš čia veikiu, kaip žmogus šitame pasaulyje, šitoje valstybėje, savo, sakykime, sociume kažkokiam tai ir tada galvoti, ar man tos plastinės chirurgijos apskritai reikia. Bet visą laiką duris atviros yra konsultacijai. Kalbėkitės, nieks neskubės guldyti ant operacinio stalo ir daryti kažkokių tai radikalių procedūrų ar operacijų. Beje, apie tai, ką mes matom Instagrame, ponai ir ponios, kaip tik prieš einant šiek tiek žvilgterėm net užsienio plastikos chirurgų darbus, žinokit, noriu ir paklausti, mane tai net sužavėjo. Aš ta prasme, kad visai nenoriu čia vaidinti, kad oi, plastinė chirurgija tai yra tokia tuštybių mūgė. Anaip tol, tai yra tikrai minus 20, minus 30 metų, bet kur aš vedu, galima tikėti Instagrame publikuojamų nuotraukų, video, vaizdų, autentiškumu ir net tikslumu. Kiek čia yra pridėta? Taip, šiais laikais tą reikėtų daryti labai atsargiai. Turim dirbtinį intelektą, turim įvairiausius filtrus, kurie keičia veidą ir taip toliau. Reikėtų būti be galo atsargiems. Reikėtų pasižiūrėti, ar kiek tas žmogus praktikuoja. Ar tos nuotraukos yra atsiradusios prieš savaitę, sakykime. Tiesiog pabandyti susiprasti. Galbūt yra kažkoks tai internetinis puslapis, ne tik Instagramo komentarai, ar ne? Galbūt kažkokie tai komentarai. Galbūt galima pasikalbėti online, jeigu tas
tas gydytojas yra kažkur tai nepasiekiamas, ar tu gyveni kitam mieste, ar kažkas tai. Tai va, tai yra tų būdų. Žiūrėkit, aš papasakosiu vieną situaciją iš savo asmeninio gyvenimo. Vienas plastikos chirurgas žiūrėjęs į mane, su labai dideliu azartu apžiūrėjo mano nosį ir sako, žinai, bet kaip būtų galima čia operuoti šitą nosį? Fantastika, šita kuprelė yra, taip šna ir kaip holivudinė nosytė. Ir aš taip sėdėjau ir suprantat, aš niekada nejaučiau, kad mano nosį reikėtų kažkaip tai operuoti, nes tai yra mano tapatybė. Bet kur aš vedu? Tai vat, kokius kontrolinius klausimus reikėtų užduoti plastikos chirurgui, kad aš suprasčiau, jog jam rūpi ne mano piniginė, o iš tikrųjų mano problema. Kad man tos operacijos tikrai nereikia, nes aišku, galima operuoti ir čia pakelti jau norėtųsi, žinokit, norėtųsi, ir čia tą kaklą patvarkyti, ir tas rankas, tos riebalus galima, žinokit, viską galima padaryti. Bet ar man tikrai to reikia ir man tai padės, nes viskas yragi čia. Taip, tai pradėkim tada nuo to labai paprasto atsakymo. Ir greičiausiai, kad nėra tie 3 klausimai kažkokie tai, bet pagrindinis žodis, kurį aš norėčiau panaudoti, yra empatija. Tai reiškia, kas ta empatija? Tai reiškia tiesiog supratimas kito žmogaus, jo tiesiog emocijų skaitimas kažkoks tai ir supratimas, kas čia vyksta. Taip? Tai vat ir pradėkim tada klausimą suformuluočiau taip. Ar tas chirurgas, jisai tiesiog sakė, kad nosį reikia tvarkyti ir taip toliau? Ar jūs pati sakot, kad man yra negerai su nosim, aš noriu, kad jinai pasikeistų ir noriu jos kitokios. Bet žinokit, tai kaip buvo? Buvo taip, kad jis man pasakė, bet kur aš vedu, žiūrėkit, yra niuansėlis, todėl kad aš pasižiūriu žurnalus ir matau, Dieve, matėt, kaip tos aktorės atrodo, nosis, ikonos, jos tiesos ir tas spaudimas grožio kultas, jis yra tiesa. Jis yra tiesa, bet nebūtinai visiškai tiesi, visiškai geometriškai, taip sakant, taisyklinga nosis yra graži. Ta kuprelė, kur yra dabar, tai yra gera, nuostabi. Aš greičiausiai, kad jeigu ateitų tokia moteris pas mane ir kreiptųsi dėl nosies, sakyčiau, kad, taip, teoriškai galima tą padaryti, bet ar tai tikrai bus gražu, nežinau, pasidarytume simuliaciją kažkokią tai ir greičiausiai, kad mes išsiskirtume be operacijų. Ir chirurgija nėra tik tai operacija, bet tai yra ir pooperacinis laikotarpis, kai gali iškilti įvairiausių dalykų, tiek su pačia chirurgija susijusių, tai žaizda gali negyti. Ir tie gali psichologinių kažkokių tai bėdų būtų. Tai jeigu tas chirurgas bus kažkoks tai labai labai tolimas, labai šaltas ir tu neturėsi bendro kažkokio tai supratimo, ta visa chirurginė patirtis gali būti labai liūdna ir nemaloni. Ir priešingai gali būti, kad yra didžiausios komplikacijos kažkokios tai ir žmogus, pacientas išeina patenkintas, nes jo buvo pasirūpinta, nes jis gavo maksimalų kažkokį tai dėmesį ir bėdos buvo išspręstos. Bet chirurgija tokia ir yra. Kitaip tariant, klausyk ir ar tu jauti savo gydytoją apie tai, ar ne? Prieikim prie jūsų to stalelio, čia yra tiek visų... Tiek įdomybių. Įdomybių. O tie laidai tai kam reikalingi? Jungiasi prie aparato ir audinių pjovimas. O aš galvojau, kad čia koguliuoti šitą, kaip ją... Jo, yra koguliatorius, lygiai toks pat, va, prašau, šitas, turbūt taip. O čia yra audiniams praskirti, jau jisai yra kaip elektrinis peilis. Jisai ir pjauna ir koguliuoja. Tai vat veido operaciją atliekat kuo? Kaip ten bebūtų keista, yra paprastas dalykas ir tai yra tiesiog žirklutės ir tu turėdamas geras žirklės. Taip, aišku, bionės. Galima padaryti labai labai gerą veido pakelimą. Bet iš tikrųjų jūs va šitomis žirklėmis kerpat odą ir net... Oda dažniausiai yra pjaunama su skalpeliu, tam, kad būtų aštrus pjūvis, kad jisai gražiai paskui sugytų, taip toliau. Bet visi gilieji audiniai yra taip, yra manipuliacijos yra daromos su žirklės, juos gali praskirti, yra tam tikri sluoksniai ir aš turbūt, kad minėjau, kad veido pakelimas yra viskas apie sluoksnius. Gydytojau, žiūrėkit, buvo toks klausimas. Beje, jūs vedęs? Taip. Tai vat, klausimas kaip tik jums. Žodžiu, kokios operacijos jūs niekada nedarytumėt savo ir savo žmonai ir kokią darytumėt? Tai jeigu mano ateitų žmona ir pasakytų, kad mano vokai yra užkritę, aš negaliu gyventi, sakykime, akiplotis mažėja ir taip toliau. O jūs nesakytumėt, brangiau, aš tave myliu, kokia tu bebūtum? Šiaip tai turėkit omeny, iš pat pradžių reikia taip pasakyti. Taip, o po to labai galima teisingas, kitaip. Aš tikrai ją myliu tokia, kokia jinai bebūtų, bet jeigu jai trukdo gyventi, tai ir jinai čia, taip sakant, aš ją mylėsiu ar su vokais ar be.
kadangi kalbam jo ir apie tuos vokus, aš suprantu, kad populiariausia čia yra veido pakelimas, šitą mes rodėme, ne, man tokia įspūdinga iš karto atsidariusi. Kalbėjom apie šitą nuotrauką, tai sakykime, labai puikus rezultatas yra, taip? Visai kitas žmogus šiaip jau. Taip, žvilgsnis yra daug gražesnis. Bet ar jisai yra net pažįstamas? Ne, jisai yra tiesiog palisėjęs, gražesnis. O žinokit, jūs nesupykit, bet man tai net pažįstamas, bet man yra wow akis. Aš visai nenoriu jums pataikauti, man yra net pažįstamos akis, bet jos yra puikios. Taip, prie viso skepticizmo. Labai svarbus dalykas, ar mes atpažįstam žmogų ar ne. Tai visame kame tu turbūt ir atpažįsti žmogų, čia tik akis. Jį ir jo asmenybę, jo veidą ir taip toliau. Akis yra vienas sakykime, iš sudedamųjų mažų dalelių, kurios tik tai pasakys, ar žmogus yra būtent išsimiegojęs, ar jisai yra palisėjęs, ar jisai yra toksai, švytintis ar ne. Tai turbūt, kad pagrindinis dalykas, kas ir atsispindi šitoj, sakykime, nuotraukoje prieš ir po, kad būtent, kad jinai tiesiog atrodo, galbūt laimingesnė šiek tiek. Aš turiu rankose jūsų operuotą, aš suprantu žmogų, ar ne? Tai yra nosies plastika. Mano kolegos, ar ne? Bet klinikos Nord Clinic, ar ne? Komandos. Vienas iš mūsų komandos narių, be abejonės. Tai bet ta tokia graikiška nosis, aš kaip suprantu čia, ar ne? Jo, vadinkim ją graikišką, taip toliau, bet čia pagrindinis dalykas tai, kad yra galiukas yra nukarę žemyn. Ir šitas žmogus, jis iš principo kreipiasi ne dėl kažkokių tai didelių estetinių dalykų, bet būtent dėl kvėpavimo. Pakėlų šiek tiek galiuką, tas kvėpavimas atsistato. Pagerėja, taip. Jo ilga nosis, galiukas yra nukaręs, tai kartais atsitinka dėl traumų, dėl buvusių operacijų, kad tas galiukas važiuoja žemyn. Bet jį sutvarkius, visai dėl kitą gyvenimą. O kiek kartų galima tą nosį operuoti? Reikėtų daryti tą, ko galima mažiau. Kad netaptų taip kaip su Jacksonu, ar ne? Ne, tiesiog nosį dėliu atveju reikėtų operuoti tik tai vieną kartą. Bet žiūrėkit, o tiesa, kad po veido operacijos arba po nosies, kuri labai keičia veidą, kartais reikia ir psichologo. Taip, tai visiškai teisingai. Nenustebti, ar ne, kai tu net pažįsti savęs? Jo, ir, sakykime, didesnis dalykas, bent jau mano patirtyje, yra po veido procedūrų. Nes atsiminkim, jeigu mes paimkime šitą nuotrauką, taip, ir galbūt net iš viską iš šono. Tai šitas rezultatas yra praėjus 9-12 mėnesių po operacijos. Tai taip žmogus atrodo jauniau, gražiau, žandikaulio linija gražesnė. Bet iki to laiko yra tinimas. Pirmo savaitę žmogus turi mėlynių, turi dreną išeinantį, taip? Ir jisai ateina grožio procedūrai, po savaitę žiūri veidrodį ir mato save sutinusi kažkokį tai. Ir galvoja, ar čia jo pasirinkimas visgi buvo geras, pradeda abejoti chirurgu. Ir būtent pirma savaitė būna tokia kritinė, kai tu ateini ir labai džiaugiesi, kad čia viskas labai gerai ir viduj džiūgauja, kad puikiai ilga operacija praėjo puikiai ir mes turim labai gerą rezultatą. O jinai mato tik tai sutinusi, baisų sumuštą veidą. Jūs turbūt puikiai atsimenat laikmetį, kai buvo labai populiarios didelės krūtinės ir ne viena garsi moteris, net viešai pasakojo apie ją atliktas plastinę operaciją, didinimą ir taip toliau ir panašiai. Aš galiu prisipažinti, kad ko nebuvau, nenoriu sakyti, sukvailiojusi, bet šiandien labai džiaugiuosi, kad to nepadariau, nes šiaip tai genai man nedavė tokios didelės putlios krūtinės. Ir aš buvau sugalvojęs, kad gal man, žinokit, čia ir reikia pasididinti. Taip gražiai atrodo tos moteris, taip fainai pasako ir tos suknelės, suprantat, čia dekolte, žinot, televizijoje labai daug to ir nuogo kūno ir taip toliau. Ir aš neturiu tokio kūno, aš neturiu ką pademonstruoti. Dabar staiga tos didelės krūtinės jau yra gerokai mažesnės. Moteris išsima implantus ir džiaugiasi savo natūralumu. Kiek jūsų darbą veikia mados ir kiek jūs pats reaguojate į madas? Tos mados, jeigu mes pasuktume laiką, iš tikrųjų tas laikmetis, kai Rūta ir jūs jo neatsimena, tai yra 40-ieji, 50-ieji metai. Po karo, pavyzdžiui. Taip, po karo. Krūtis, didelė krūtinė, kur dabar mes tokias krūtinės apskritai mažinam, buvo graži. Buvo, jeigu jūs atsiverstumėt net ir erotinius žurnalus kažkokius, tai tos krūtis ten buvo kaip seksualumo kažkoks tai kultas. Tai ta mada visą laiką kažkokia tai egzistuoja. Bet taip,
Šiandienai visi nori atrodyti natūraliai. Ir tai, kas buvo būtent Kuo prieš mažesnė, 10-15 metų, kur mes, moteris ateidavo ir norėdavo tam tikrą prasme parodyti, kad aš galiu sau leisti plastinę chirurgiją. Šiai dienai tai yra priešingai. Visi slepia tą, visi nori pasakyti, kad aš atrodau natūraliai, niekas nemato, man patinka mano kūnas ir aš laimingas to. Kartais net tai yra dirbtinai slepiama ir sakoma, kad ne, aš to nesidariau, nors kiti ir sako, kad mano krūtinė yra didinta. Bet žinot, kodėl aš užvedžiau tą kalbą? Todėl, kad, na, tu gali išimti, gali vėl įdėti, bet mano kūnas, jisai nėra šiaip drabužis, ar ne, kur galiu vieną kartą nukirpti rankovės, kitą kartą prisiūt naujas rankovės. Aš apie tai ir kalbu, kaip nepadaryti tos klaidos, nesimesti paskui madą, tos mados greitai labai sukasi. Šiais laikais tą padaryti vėl be galo yra sunku. Socialinė medija yra pilna nuotraukų įvairiausių. Tiek, kad kalbam apie nosį, apie veido patempimus, apie visokias kačių akis, ten didelę krūtinę ar kažkas, tai yra labai tų daug madų. Tiesiog reikėtų galbūt kažkaip tai irgi, atsisėsti ir ramiai apie tai pamastyti, ar tai yra iš tikrųjų saugu, ar to tikrai reikia, ar nuo to žmogus tikrai galiausiai bus laimingesnis. Kalbant apie madas, jūs jaučiat, kad yra dabar, bet Instagrame, bent jau socialiniuose tinkluose, net yra toks kodinis pavadinimas - Instagraminė nosis. Tai yra šitas reikalas. Taip, užlenkta. Iš kur dabar tai atsirado? Kodėl? Kažkam tai turbūt tai yra gražu. Mes turim šiai dienai labai atsivėrusi pasaulį. Kažkur tai, sakykime, Turkijoje ta mada yra nosių viena. Galbūt Skandinavijos šalyse ta nosių mada labai yra natūrali ir žmonės kaip tik nori, kad ta nosytė atrodytų gražiai, dailiai, tiktų prie bendro veido, bet nieks nenori, kad jinai matytųsi, kad jinai yra operuota. Ir apskritai moteris šiandien, jos nenori, kad kažkas tai gatvėje pasakytų, kad tu buvai pas chirurgą. Tu matai, aš tavęs net pažįstu. Kas čia atsitiko? Galima sakyti, kad aš tavęs net pažįstu, atrodai pailsėjęs, atrodai gražiau. Va tokį komplimentą norisi išgirsti, o ne, kad, tu esi operuotas. Kada optimaliausias laikas daryti veido pakelimo operaciją? Ir iš karto užbėgsiu už akių, jis sako, man tik 40, o mano žandukai kaip yra buldogėlio. Viskas priklauso nuo individo, nuo paciento. Taip? Nemanau, kad veido pakelimui yra kažkokios tai labai aiškus rėžis amžiaus. Nėra taip, kad nuo 40 iki 60 ir daugiau, kiti net neikit. Kiti sako, nuo 50 jau yra tas optimalus laikas. Esu turėjęs 30 metą. O operacija yra tokia, taip sakant, aplinkybės yra kiek kitokios. Žmogus yra praradęs pusę savo kūno. Taip, žmogus svėrė 120-130, pasidaro, sakykime, skrandžio mažinimo operaciją, nukrenta pusę svorio. Jis tesveria 60-70. Taip, iki 50, niekaip. Tas kaklas taip pat kaip ir rankos, kojos, pilvas, odos perteklius bus taip pat ir kakle. Ir turbūt čia jos neapkaltinsi grožio vaikimus ir taip toliau, ar ne? Tiesiog įsivaizduokit tokią moterį, kuri norės kažką tai užsidėti. Slėptis visada tiesa. Visą laiką reikės šitą vietą slėpti, nes jinai atrodo, jinai tikrai išsiskiria iš visos populiacijos. Kiek kartų galima operuoti veidą? Vėlgi dar vienas klausimas. Labai blogai tą daryti kas 2-3 metai. Manau, kad kažkokios... Aš iš viso suskaičius 2-3 kartai taškas. Taip, tai idealiausiu atveju. Bet vėl veidas, atsiminkim vėl, kad nėra taip, kad veido pakelimas yra operacija, kur staiga viską išsprendžia. Yra vokai, yra nosis, yra antakiai, yra lūpos. Viskas veide yra susiję. Nėra taip, kad sensta tik tai kažkur tai vienas žando. O buvo tokia operacija, kurią jūs bijojote atlikti? Arba kvietėtės, pavyzdžiui, Gediminą, kitą chirurgą? Tai be abejonės. Ką daryti, nes aš nežinau. Tai mūsų, sakykime, didžiausias, kodėl mes čia dabar susirinkom toj dideliai klinikoje. Dėl to, kad būtent kai yra aplinkui mane 10 kolegų, mes galim visą laiką pasitart. Tai normalus dalykas yra pabaigti operaciją ir užeiti pas savo kolegą, paklausti, kaip sekasi. Kaktos pakelimas. Ar tiesa, kad po kaktos pakelimo pusę metų atrodysiu nustebus? Jeigu mes labai kelsim, sakykime, kaktos vidurį, žmogus atrodys nustebęs. Bet jeigu mes subtiliai tik tai fiksuosim antakį šone, jisai kaip tik įgaus tą gražią formą, kurio mes visi ir norim. Tai veido kaktos pakelimas arba antakių pakelimas, tai yra tik tai procedūros pavadinimas. Kaip tu ją padarysi, koks tavo yra, sakykime, tas grožio supratimas,
Apie antakių viršutinių vokų pakelimą. Keliarių metų jau reikia. Ne tai, kad jau reikėtų, bet dažniausiai pas jūs ateina. Todėl, kad čia labai dažnas klausimas. Va, tai aš galėčiau apsakyti, Klausykit, bet aš tai mačiau ten, mes gal galim pažiūrėti. Ja. Tengi visai tokių, žiūrėkit, tokių iš Jo, tai sakykime, yra keletą žmonių grupių, amžiaus grupių, taip, kurie ateina ir kreipiasi. Pradėkime nuo tokios 30-metės merginos, kurios, tos perteklius yra labai labai minimalus. Jos ateina su skundais, kad aš negaliu gražiai pasidažyti. Raukšlė formuojasi, trinasi ir, sako, tas mano gražus padažymas, jisai pradeda nusiplauna, kažkas tai vyksta. Ten reikia tik tai labai 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 nedaug šalinasi odos ir viskas. Operacija be galo paprasta, galima daryti vietinį neutroj, viskas yra tvarkoj. Lieka randukas, taip. Jeigu mes pasižiūrėtume, randas čia yra padarytas taip, kad jisai būtų... Jo, raukšliai. Taip, jeigu jinai būtų užsimerkus ir būtų nepasidažius ir jinai čia gyvai stovėtų, neturėtume nuotraukos jos, mes rastume tą randą. Jisai yra, lygiai tas pats yra su kaklu. Vat apie kaklą. Čia tai mes galim pakelti, čia yra žandikulė, ant ko pasodinti ir taip toliau. Galų galia už ausų užkišta, ne šitas pjūvis. O ką daryti su kaklu? Vienos moters pastebėjimas. Kodėl chirurgai? Galiu aš ant jūsų parodyti? Sako, ant savęs negerai. Galiu? Kodėl jūs negalit pjauti? Va čia va. Pažiūrėkit. Va šičia va. Ir va taip suimti. Tam tikra prasme biškai panašiai ir darom. Pjūviai va čia nais va būna. Jie yra pagal plaukuotą liniją. Taip, kad vėl mes bandom jį kažkiek tai paslėpti. Nes kaklas iš tikrųjų ta vieta, kuri labai greitai sensta ir labai plona oda. Ir taip, tu gali iškart matai, va taip. Būtent. Kitas dalykas, vėl tenais turim nedidelį raumenuką po oda, kuris yra labai aktyvus, vieni žmonės jį labai labai mimikuodami platizmą naudoja. Šitą. Aš tą turiu. Medicinos mokykla jums davė puikiai. Tai kaip pasistoju gerai. Taip, šaunuolė. Tai nepamirškit manęs, kai jau mane atleis iš televizijos, aš galėsiu jums kada nors Kai jūs atleis iš televizijos, greičiausiai, kad aš pensijoje būsiu irgi, tai vat klausimas, ar susitiksim dar operacinį. Susitiksim, dar čia labai seniai. Tai apie tas kainas, tai kiek kainuoja veido patempimo operacija? Pasakykit, dabar mes klausom. Maždaug, jeigu mes kalbam apie veido pakelimą, kuris sutvarkytų vidurinį veidą ir kaklą, taip, jis kainuoja apie 5000 eurų. Kiek kainuoja viršutinių vokų operacija? Tai yra 1000–1500 ribose, vėl priklausomai nuo operacijos sudėtingumo, narkozės ir taip toliau. Kiek kartų galima operuoti vokus? Čia buvo irgi toks klausimas. Galima daug kartų operuoti vokus, bet dažniausiai per žmogaus gyvenimą, jeigu jisai taip nori atrodyti idealiai, gali tekti tą daryti 2–3 kartus, gal 4, priklausomai kaip jisai greit sensta. Vėl atsiminkim, kad saulė ir rūkymas yra 2 dalykai, kurie mus labai sendina. Tai jeigu vėl moteris... Ir prastas, žinokit, partneris, patikėkit manim, sendino, merginos tikrai. Aš visą laiką sakau, labai gerai, kad yra SPF-as ir žodis ne. Pagurklys, klausimas moteris, kaip jį mažinti ir kokios nusiurbimo pasiekmes? Riebalų siurbimas nuostabus dalykas, bet mes turim daryti tik tai tada, kai yra geros kokybės oda, kai mes matom, kad jinai susitrauks. Fantastinis dalykas. Didelės skylutės nusiurbiam, oda susitraukia. Tai reiškia, kad žmogus turi būti jaunas, jisai neturi turėti kažkokių tai tų svorio kitimo bėdų ar kažkotais. Turbūt, kad tai yra išeitis. Kaklo, sakykime, patempimas yra gan tokia sudėtinga procedūra. Ir jau kai einam, tikrai nusprendėm, kad jo reikia, tai gali būti ir siurbiami riebalai. Tai yra sluoksnis tarp odos ir tos platizmos, kur pati ką tik minėjau. Čia toks vat reikalas yra, žinau, kuris... Jo, kuris šiandien tai. Bet paskui yra struktūros, kuris jos dar giliau yra. Vėl yra riebalinis sluoksnis, yra seilių liaukos ir taip toliau, kurias mes irgi galima vienaip ar kitaip modifikuoti. Yra tam tikri raumenukai, kuriuos galim sumažinti tam, kad kaklas atrodytų tuštesnis. Tai mes gal galim iš tikrųjų taip ar ne, su jumis šiokį tokį testą atlikti, gerai? Nes aš tiesiog... Sunku man bus taip ir ne, bet pabandom. Labai populiari HIFU procedūra. Mitas ar tiesa, kad tai yra labai pavojinga, nes gali sulydyti riebalus? Šiek tiek mitas, bet yra ir tiesos. Jeigu mes tą procedūrą kartosim ir darysim per labai trumpą laiką jų daug, taip kažkokie tai pokyčiai bus, nes sluoksniai yra sudegę,
yra didelė tikimybė pažeisti raumenukus, nervus ir taip toliau, komplikacijų rizika tiesiog išauga. Tai vėl, nenorėčiau sakyti, kad tai yra bloga procedūra, bet su saiku ir pas gerą specialistą. Mezoterapiniai arba kiti siūlai, kurie veriami po odą. Lygiai analogiška situacija, kad plastikos chirurgai po to sako, ups. Jo, nemanau, kad tai yra labai didelė bėda daryti operaciją po siūlų suverimo. Esu tą daręs, esu radęs tų siūlų, ištraukę ir taip toliau. Tiesiog nemanau, kad tai duoda apskritai siūlai kažkokį tai ilgalaikį gerą rezultatą, kuriuo reikėtų kliautis. Tam tikra prasme veido pakelimas turbūt yra didžiausias ginklas ir taip sakant, ta patrankos skersmuo yra pati plačiausia. Kiek metų, kaip sakoma, kiek metų veikia? Turėsim rezultatą 5, jeigu labai viskas tvarkoje, geri audiniai, moteris prisižiūri, nerūko, alkoholio nevartoja, saulės ekspozicijos neturi, gali... Guli ir šaldytuve miega. Taip, net ir 10 metų gali būti geras rezultatas. Tai čia labai dar priklauso ir nuo individo. Tai labai sunku spręsti, stengiuosi nežadėti, kad garantija yra 5 metai. Ne, greičiausiai, kad bus, kad labai neblogai po operacijos bus po pusmečio, po metų, bet nuo to laiko vis tiek bus kažkokie tai senėjimo procesai. Botulino toksinas, ar tiesa, kad jį galima leisti tik kelis, pavyzdžiui, 10 mečius, nes atrofuojasi raumuo? Yra ir tiesos, bet neleiskim jo tą 10 metį ištisai. Darykim pertraukas kažkokias tai. Raumuo vėl gaus impulsą, vėl pradės judėti ir jis vėl užaugs. Viskas tvarkoja. O jūs leidžiatės botoksą? Aišku. Kurioje vietoje, pasakykit man? Kurioje vietoje? Čia jau paslaptis. Gerai, važiuojam toliau. O girdėjote apie silikoninius pleistrus? Aš tiesą pasakius net atsisėdau. Moteris klijuojasi čia tokius pleistrus. Va čia va ir sako, kad nereikia tada nei botulino, nieko. Gal tai yra iš tikrųjų panacėja? Čia... Nemanau, kad silikoninis pleistras pakeis botuliną. Bet jis turi įtakos, ar ne? Čia yra racijos? Manau, kažkiek tai turi, tai vis tiek kažkas tai lygaus prispaudžia. Silikoninis pleistras greičiausiai, kad neduoda kažkokių tai tinimams atsirasti ar taip. Tai tam silikoninė pleistrai kartais būna ir sušaldymo efektų kažkokio, tai galbūt to yra nauda. Ar jisai padės kaktai, nežinau, aš tai turbūt rinkčiau botoksą. PRP. 50/50, kažkada tai kažkuriam tai karjeros, sakykime, savo... Bet jūs išbandėt? Jo. O jūs išbandot visas tas procedūras, bet apie ką šnekat? Ar stengiuosi išbandyti. Vėl mano, sakykime, šiandienai daugiausia laiko aš praleidžiu operaciniai, darydamas tas didžiasias plastinės operacijas, didžiasias, sakykime, veido pakelimai ir taip toliau, ir tikrai nesispecializuojuosi dermatologijoje, bet prieš 10 metį tikrai PRP teko išbandyti ir turėjau nuostabias pacientės, kurios man leisdavo, nes tai yra pakankamai tokia skausminga procedūra ir galbūt nemaloni. Tai sakyčiau, kad tai yra 50/50. Tai tokia turbūt mano atsiliepimai apie PRP. Jūs šiaip tai sakėt visas šitas procedūras esat pabandęs, ne? Ne pats, bet kaip chirurgas. O galit čia atsigult truputį? Žiūrėkit, jūsų didžiausias draugas tai yra anesteziologas, ne? Jūs ateinat tada, kada žmogus jau yra užmigdytas, ar vis dėlto pasišnekat ir norit pažiūrėti pacientį į akis? Dažniausiai visas užmigdymas ir taip toliau taip pat yra labai svarbus procesas, todėl aš stengiuosi palikti juos vienus ir kad jie darytų maksimaliai susikaupę. O tai būna? Ups, ir nukrito, pavyzdžiui, koks skalpeliukas. Ne, taip gali nutikti. Bet taip gali nutikti. Ne, bet pagrindinis dalykas, Rūta, ką mes darom, tai yra būtent saugumas, taip? Tai kai man slaugytoja paduoda pincetą ar skalpelį, kažką, jinai negali man duoti per čionais, jinai visą laiką duos man per aplinkui. Tai yra mažos detalės, kur atrodo, kad nepagalvotum, bet tos taisyklės taip pat egzistuoja tam, kad būtų saugu. Tai žiūrėkit, aš dar turiu tokį paskutinį klausimą užbaigiant šitą interviu. Tiek prašnekėjom, bet trumpai. 5 žingsniai, 5 patarimai, 5 taisyklės prieš nusprendžiant, kad man tikrai to reikia. Pirmas dalykas yra pagalvoti apie problemą, dėl ko tu kreipies pas gydytoją, pas chirurgą. Ar man tikrai to reikia? Tai pirmas dalykas. Antras dalykas - aplankyti specialistą. 1, 2, 3.
Turėkit kuo daugiau nuomonių, kuo daugiau informacijos, tuo geresnis rezultatas ir tikslesnis. Nebijokit, gerai, trečias dalykas, taip, dabar nebijoti pasiskaityti internete apie šitą problemą ir kaip ją spręsti. Ir apie chirurgą. Ir apie chirurgą galite paskaityti, Komentarus, ne? bet reikia būti kritišku. Reiškia, ne viskas, kas internete rašoma, yra tiesa. Ketvirta Taisyklė. Padaryti pertrauką tarp vienos konsultacijos, kitos, tiesiog duoti laiko apsispręsti sau ir sprendimai, kai kurie ateis patys su laiku, neskubėti. Ir paskutinis 5 dalykas, tai turbūt būtų tas ryšys su chirurgu ir chirurgo empatija. Suraskit žmogų, kuris tikrai nori jums padėti ir tada ta visa kelionė bus daug sklandesnė, mielesnė, kels daugiau teigiamų emocijų. Kalbėjausi su plastikos chirurgu Andriumi Pajėda iš didžiausio Baltijos šalyse plastinės chirurgijos centro Nord Clinic. Ačiū už pokalbį. Ačiū.